Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video kalbėsiu apie vaizdo juostos nustatymus. Tai yra čia apačioje kiekvieno vaizdo nustatymų, tokia greitoji pasirinkimo juosta. Ir visų pirma, tai yra mastelis, 3D vaizdui gal tai neaktualu, tačiau kiekvienam vaizde mes galim nustatyti pasirinktą mastelį. Toliau turime pasirinkimą detalumo lygio, tai kaip esu kalbėjęs prieš tai buvusiose pamokose, tai mes galim pasirinkti fine ar coarse detalumo lygį ir nuo to priklausomai kai kurie elementai pasikeis jų vaizdavimas vaizde. Tai čia žiūrint, kaip sukurtos šeimos yra. Taip pat tai turi įtakos armatūros vaizdavimui 3D vaizde, ar jinai bus linijomis ar trimatė ir panašiai. Toliau turime nustatymus, kaip rodyti visus elementus vaizde, ar tai bus permatomi, kaip dabar pasirinkta wireframe, tai rodomi visos kraštinės rodomos, jeigu hidden line, tai paslepia linijas, kurių nesimato, shaded, tai užspalvinimus įtraukia, na ir toliau yra su tekstūra, pagal medžiagų savybės priskiriami dalykai ir realistic toliau einama į dar detalesnį ir tikroviškesnį medžiagų rodymą. Konstrukcijoms tai galbūt nėra labai aktualu, čia labiau architektams svarbu. Tai pakeisiu dabar į hidden. Ir toliau yra nustatymai, saulės nustatymai, tai yra skirta šešėliams, tarkim, ir apšvietimui, ir apskritai visi šie trys įrankiai - saulė, šešėliai ir paveiksliuko kūrimas skirta tiems, kurie nori sukurti kažkokias vizualizacijas. Ne? Tai tarkim šitą galiu įjungti, čia yra įvairūs nustatymai, kur saulė šviečia, koks laikas, o kokiam lygiai ir panašiai, tai aš ją galiu įjungti šešėlių rodymą, ar ne, galiu įjungti taip, kad rodytų saulės tą kelią, ne, kažkokias valandas galiu nustatyti jos kampą ir panašiai, nuo to priklausys šešėliai ir nuo to priklausys, aišku, mūsų kažkoks paveiksliukų kūrimas, kur galim pasirinkti kokybę, kurią vietą, tarkim, norėtume. Pavyzdžiui, sukurti paveiksliuką, iš kurios vietos norėtume ir kiti nustatymai vizualizacijoms kurti, ne? Tai tarkim pasirenkam kokybę, spaudžiam render ir sukurs mums paveiksliuką, kurį galime paskui įsisaugoti į projektą ar eksportuoti į kompiuterį kažkur ir su kažko pasidalinti. Tai va, tai čia tokie nustatymai, išjungsiu tą saulę, niekada jų kaip ir nenaudoju, aišku, kai norisi grožio galima pažaisti, arba tiesiog architektams tai galbūt ir kasdienis įrankis. Toliau yra nustatymai crop view, tai yra apkirpimas vaizdo. Tai vėl 3D vaizde galbūt tai nėra aktualu, nuėjus į plano vaizdą, galim įsijungti šitą crop view. Tai yra apkirpti vaizdą, tačiau dar reikia įjungti ir matomumą to, kuris apkerpa vaizdą. Tai galime pasirinkti ir, pavyzdžiui, nuspręsti, kad mano vaizde turėtų nesimatyti kiti objektai, tik tai šie, todėl aš galiu, pavyzdžiui, jį apkirpti ir jisai nėra spausdinamas, tai nebus matomas, kai spausdinsit brėžinį, tačiau galime susitvarkyti, kiek mes norime rodyti tam savo vaizde ir paslėpti kitus objektus. Šioje juostoje mes turime nustatymus vienam konkrečiam vaizdui ir jie yra greitai pasiekiami per šitas komandas. Tačiau tie patys nustatymai yra pasiekimi ir per kitur. Pavyzdžiui, mastelis vaizdo per savybės galima pasiekti, taip, detalumo lygis galima pasiekti per savybės, paskui wireframe ar shaded galime pasiekti per čia, kur dar galime pasiekti ir daugiau nustatymų, tokių kaip sketchy lines ir kiti. Taip pat vaizdo apkirpimo zonos nustatymus galima rasti kiekvieno vaizdo savybių lange. Pavyzdžiui, crop view ar region visible, galime išjungti jo matomumą, ar ne. Tai tik tai tiesiog aš jo matomumą išjungiau, bet neišjungiau, kad jis vis dar apkirptas, tačiau nesimato, kur jo kontūras. Galiu išjungti ir apkirpimą ir vėl grįž vaizdas prie to, kas buvo. Tai šitie nustatymai jo pasiekimi ir per čia.
Žiūrim toliau, kas per nustatymai. Laikinas paslėpimas arba izoliavimas elemento, ar ne? Tai tarkim grįšiu į tą 3D vaizdą ir ką galiu padaryti, pavyzdžiui, pažymėti elementą, pasirinkti, kad noriu jį laikinai paslėpti ir, pavyzdžiui, užsidega toks raudonas rėmas, rodo, kad šiame vaizde yra laikinai paslėptų elementų ir paskui galiu gražinti vėl tą matomumą. Tai toks laikinas paslėpimas, tarkim, peržiūrai ar darbui galime pasislėpti elementus. Ar tam tikrą kategoriją, ar pažymėtus elementus. Pavyzdžiui, galime iš vis izoliuoti vieną elementą, galime izoliuoti visą kategoriją, tai, pavyzdžiui, vien kolonas, ar ne? Tai toksai labai dažnas dalykas, todėl dažniausiai pasirinkus naudoju, pavyzdžiui, hash, tai paslėpia šitą elementą, toks trumpinys, ar ne, arba HR, tai panaikina tos laikino matomumo nustatymus. Toliau yra reveal hidden elements, tai pavyzdžiui, mes galime ir nelaikinai paslėpti elementą vaizde, tačiau galime pažymėti ir pasakyti hide element in view, arba element arba category, ar ne, dešinį klavišą panaudoju, paspaudžiu ir jisai nebematomas, tol, kol aš jo negrąžinsiu atgal. Tai yra, pavyzdžiui, dabar turiu, kad grąžinti jį atgal, aš jo niekaip negaliu matyti, turiu įsijungti, kad man parodytų elementus, kurie yra paslėpti, ir rodo visus elementus, kurie šitam vaizde yra paslėpti. Pavyzdžiui, čia yra DVG linkas, tai yra prisektas DVG failas, čia matome kitus elementus ir tiesiog galiu pažymėti tą elementą, kuris yra paslėptas, vėl dešinį klavišą, unhide in view ir paspausti elements. Arba taip pat ir viršuje yra čia unhide element, unhide category, vienu žodžiu, ir galiu tiesiog grąžinti ir paskui išjungti šitą laikiną vėl persijungimą į paslėptų elementų rodymą. Tai galiu per čia išjungti, galiu ir čia išjungti. Tai va, tai tokie pasirinkimai. Toliau yra work sharing display. Tai čia yra, kai mes dirbame komandoje ir susikuriam centrinį failą, naudojame collaborate worksets, tokius dalykus, darbo rinkinius, vienu žodžiu, ir turime centrinį failą, kur, tarkim, susikūrę tų rinkinių turim, bent komanda dirba ant vieno centrinio modelio. Tai galima naudoti šitą, kad pasižiūrėti, tarkim, kažkokius tai galbūt atskirti, kurie elementai kuriam worksete, darbo rinkinyje, kurie elementai buvo kada sukurti, pavyzdžiui, užvedam pelį ir matome, kada kas sukūrė, kurią valandą, kas atsakingas už tą sukūrimą. Tai va, dabar išjungsiu šitą. Toliau yra laikini matomumo nustatymai. Pavyzdžiui, dabar aš esu nusistatęs, kad būtų hidden ar ne paslėptos linijos. Taip pat esu nusistatęs kažką tai, kad rodytų arba nerodytų vaizde, ar kažkokio matomumo šabloną esu pasirinkęs, ar ne. Tai čia laikinai galiu užrašyti visus nustatymus, pasirinkdamas šabloną, kurį turiu, ne. Tai, pavyzdžiui, temporary apply ir galiu pasirinkti, kad, pavyzdžiui, šitą noriu naudoti šabloną matomumo ir dabar matau tik tai analitinius elementus, ar ne, savo modelio, o fizinių nebematau. Galiu persijungti, pavyzdžiui, kitą, ar ne, 3D vaizdas be siūjo, su tokį šabloną matomumo nusistatęs, ar ne, pavyzdžiui, ir dabar man rodo tik tai tą šabloną. Tai galiu tokiam trumpam, kad nereiktų ilgai persijunginėti, keisti šabloną, paskui vėl jį grąžintis ir panašiai. Galiu labai greitai persijungti, o paskui tiesiog jį išjungti ir vėl grįžti prie savo pirminio vaizdo nustatymo. Ir toliau tęsti darbą, arba, tarkim, jeigu čia brėžinio buvo nustatymai, kurie jau eina spausdinimui, galiu laikinai persijungti kažkokį tai darbinį, kur kažką peržiūriu, patvarkau, ar ne, ir tada galiu vėl grįžti į savo originalų vaizdą. Tai toks labai greitas ir patogus dalykas. Toliau, jeigu aš turiu 3D vaizdą, ar ne, ir esu susikūręs analitinės linijas, tai aš galiu tiesiog arba įjungti, arba išjungti analitinius elementus. Pavyzdžiui, paspaudžiu įjungti
Ir matosi dabar analitinės plokštumos arba tiesiog kursijos, tai yra linijos matosi analitinės ir panašiai. Gal čia nėra idealus šitas matymas, bet vėl, tai yra greitasis mygtukas, kuris gali mums tiesiog padėti greitai įjungti, išjungti analitinius elementus vaizde. Šitas Highlight Displacement Sets, tai čia yra toks dalykas, kad Revit'e gali, pavyzdžiui, turėti taip, kad pasižymė elementą ir čia yra toksai Displace Elements, kuris leidžia, tarkim, tą elementą paslinkti, bet iš tikrųjų jis nėra paslinktas, tiesiog jisai skirta paslinkti vaizdavimui, kai mes norime kažkam paaiškinti kažkokį, tai kaip viskas surinkta, galite čia užvedę pelę pasižiūrėti pavyzdį, ne? Tai tarkim, mes tiesiog paslinkam elementus, bet tik tai vaizde, tik tai vaizdavimo tikslais. Tai jeigu aš nueisiu į 3D kitą vaizdą, realiai vis dar tas elementas toj pačioje vietoje. Tiesiog yra toksai kaip instrukcijoms galbūt kurti skirtas dalykas, Displace Elements, ir vat būtent šitas mygtukas, jisai juos išryškina, tai pasirenku šitą mygtuką, kažkaip reikia paspaust vaizde, nežinau, zoom paspaudžiu, padarau ir tada rodo paryškintus, kad šitas elementas, tai nėra jo tikroji vieta modelėje, tai yra tiesiog, jis yra paslinktas dėl vaizdavimo tikslais. Ne? Tai nežinau, išjungiu tiesiog vėl pasuku pelės ratuką, grįžtu į normalų vaizdą, galiu šitą elementą pažymėti, paspausti reset, grįžti į savo tą vietą. Ir tai va toks dalykas. Ir paskui yra Reveal Constraints, tai jeigu, pavyzdžiui, nueisiu pirmą aukštą ir pas mane padarysiu Reveal Constraints, tai matysi dabar čia, pavyzdžiui, atsirado tokios matmenys, kad šita kolona yra prirakinta prie šitų ašių. Taip pat matosi čia šiek tiek žydra, pabandysiu va šitą išjungti liniją, matysit, kad irgi, pavyzdžiui, šitos paryškintos dabar ašys, taip yra todėl, kad aš šitą koloną prirakinęs esu prie šitų ašių, ne? Tai vienu žodžiu reiškia, kad suvaržyti tie elementai kažkokiu būdu galime peržvelgti, ar elementai yra suvaržyti ar ne. Tai vat, kai išjungiu, nesimato, o kai jungiu, matosi, kad, pavyzdžiui, šitas yra prirakintas, o kitu atveju būtų gana sunku suprasti, kas su kuo suvaržytas. Ir kodėl ten su tais matmenimis suvaržyta, todėl, kad aš esu paslėpęs čia matmenis, kuriuos prieš tai esu uždėjęs, ir tiesiog jie irgi užrakinti ir valdo tos kolonos vietą. Ja paslinkti dabar taip paprastai nebūtų, nes aš turėčiau tokį pranešimą. Ne? Tai šitas turėtų padėti pamatyti, kas modeliai yra suvaržyta. Nors aš, tiesą sakant, niekada šitos komandos nenaudoju. Tačiau tokios yra greitosios prieigos, tokie įrankiai kiekviename vaizde. Tai kiekvienam vaizdui mes galime nustatyti atskirus matomumo nustatymus. Tiek šešėlius, tiek mastelius, tiek kitus matomumo dalykus. Tai tiek šiame video, kitose video peržvelgsiu kitus nustatymus, kas liečia matomumą. Iki.